O, tai čia labai sena istorija. Paralelinėse kursuose mokėmės, aktoriniam meistriškume. Ir Saulius ir Olegas dainavo labai gražias dainas savo lyrines. Riešutų žydėjimą, tavo tas pirmasis. Ir man gimė idėja, kodėl nepradėjus kartu dainuoti, nes ir mes dainavom, ir aš dainavau. Ir jų dainos man pasirodė labai įdomios ir taip pasiūliau. Greitai apsisprendėm ir pradėjom dirbti kartu 3. Nu ir dabar gimė idėja čia bardams LT, kad vėl suves kartu, nes ir žiūrovas kažkaip prisimena mūsų iš geros pusės. Kada negalvojom, kad jie tai turi išeiti. Nu, kaip aktoriai dažniausiai visi arba virtuvėje, arba po spektaklio ten susirinkimai, kažkokie muzikavimai. Ir niekada mes negalvojom, kad tai į plačią auditoriją. Aktorių trio apie ilgesį. O ilgesys talpina ir žmogaus prigimtį, ir meilę, ir santarvę. Bet svarbiausia yra, kaip pajusti bendrą pasaulyje, ar skaitant, ar klausant. Ir kuo daugiau tokių bendraminčių, tarkim, tuo yra prasmė pasiekiama. Nes kiekvienas transliuoja tai, kas jam yra brangu. Niekas nerašo publikai. Tu nekuri tam, kad tam iš 13 eilės labai patiko. Ne, tu darai savo. Kuriam tai, kas yra mums priimtina. Nu, visų pirma, sakykim. Tai jau tai yra labai daug. Ne kažkieno padiktotą dainą mes dainuojam, o mes kuriam savo. Ir tai yra esminis dalykas, skirtumas didžiulis. Klaipėdą aš labai myliu ir klaipėdiškiai pakankamai myli. Ir aš Žemaitijos žiūrovą labai myliu. Ir žemaičiai kažkaip labai myli ir mane atskirai, ir aktorių trio taip pat. Prisimena gražiai. O Klaipėda man asocijuojasi aišku, su jūra pirmiausiai, su laivais ir tom visom krantinėm. Ir miestas, kuris turi romantiką savo. Yra erdvės daug, nes viskas uostas, laivai, burės ir jūra. Man tai laisva dvasia. Aš galvoju, kad miestas veikia į žmonės į miestą. Ir kažkokia turi daug tokios laisvės, skersvėjo, kažkokia tokia gerąją prasme. Man, tai aišku, asocijuojasi su muzikantais, tai su gerai žmonėm man visą laiką asocijuojasi Klaipėda. Tai yra, ta dvasia, laisvės, taip pat ateini į kavinę. Ir sako, vieto nėra. Padavė, prakalba ir iškart matai, kaip, tu savo Lietuvoje. Kad tu jau... Savo Lietuvoje. Savo Lietuvoje. Kol žmonės eina, tol mes dainuosim, kaip sako. Mes tikimės, kad Klaipėdos žiūrovams mes suteiksim malonumą ir tokius gerus prisiminimus. Tie, kas prisimena aktorių trio, o jis yra unikalus, nes pasaulyje, Europoje bent aš nežinau aktorių trio daugiau. Ir linkim žiūrovam ir toliau Klaipėdos greito pasimatymo ir malonaus koncerto.